Labas rytas, pradedam 3 savaitę. Bandom pažiūrėti. Nu ką, varom pasilinksmint. Nu ką, dušiukas yra. Namo prasidės pirmadienis. Namo. Į darbą. Šiandien prasidėjo 3 savaitė. Pirmadienis. Ir šiandien pajutau, kad žiauriai pradedu tingėti vaikščiot ir rinkt žingsnius. Nes dabar tai tampausi visur, tai tą palydžiu, tai tą atnešu, tai ten nueinu paimti, nes kažkaip dar buvo ta tokia noras, motyvacija, kuo daugiau žingsnių. Aišku, tai padės. Bet šiandien tai jau yra sunku, tai dingsta biški noras. Norėjau pasidalinti tokiu dalyku, kad kažkada pradeda darytis sunku. Ir reikės atrasti, kaip tuos dalykus išspręsti. Pietukai bus tokie, tiksliau gal vakarienė, nes ir pietus tokie pat buvo. Tai lašišytė su avokado. Labas rytas. Vėl keliamės, vėl į sportą. Labai džiaugiuosi, labai laukiu. Einam pasisverti. Nieko sau šviečia. Oho. Sveiki, čia aš Marius. Jeigu nepažinot, šiandien pilnatis ir žiauriai noriu valgyti. Ir žinau, kad mano žmonelė yra padariusi kotletukų su pomidorais. Tai didžiausia mano šios dienos motyvacija. Nes kas labiau tinka mano kotletui ir cholesteroliui. Aišku, kad kotletukai. Na ką, šiandien viskas. Dabar namo valgyti kotletą, nes nusipelniau, arba tiesiog noriu. Kotletukai. Nu, Aušra, klausimas tau. Ar šitie kotletukai cholesteroliui tinka ar ne? Ne. Čia ir tu jau sudirti?
Čia nėra cholesterolio, čia 0 cholesterolio. 0. 0, taip. Labą rytą. Panašu, kad šiandien užpuolės negandos vėl. Negana to, kad svoris, kaip matėt, šoktelėjo kažkodėl. Bet čia yra mažiausia bėda, nes jisai nukris. Bet dešinės rankos petys labai pradėjo skaudėti manęs, kažką dariau neteisingai. Ar kažkoks uždegimas, ar dar kažką, net sunku dabar neatlaikyti telefoną. Bliamo bus blogai, kažką reiks daryti. Bliamba, čia bus reikalų. Panašu, kad arba kokia nors gyslė, arba sąnarys. Kažką reikės galvoti. Labai nemalonu. Va šitą darant, neskauda, nieko nejaučiu absoliučiai. Keista, nors atrodytų, kad pečiai praktiškai tik veikia. Na, ketvirtadienio kronikos. Užsirašėm pas kineziterapeutą dėl peties. Svoris toliau sėkmingai paaugo. Ką dar papildomai galima daryti, kad cholesterolį galima būtų susimažinti. Tai pasirodo, kad avokadas ne tik dietose dalyvauja, bet ir avokadų lapai yra kažkuo tai ten stebuklingi, nors jie nėra populiarūs, bet stebuklingas dalykas, kuris mažina labai stipriai cholesterolį. O tai susidomėjau, galvoju, įdomu būtų pabandyti, gal net ir parodyti įdomu būtų ir šiaip, ta prasme, toks tikrai negirdėjau tokio dalyko. Tai kaip jūs manot, yra tokia arbatos dėžutė, kainuoja tik tai 50 eurukų. Cholesterolis ir dingsta. Jo, tada tikrai sukūščiau, nes viskam kitam gal mažiau liktų. Ką penktadienis parodyti. Po vakarą skaičių tai baisu lipti. Blemba tiek pat. Nesuprantu. Žiūriu į mėnulį ir galvoju, gal čia man per pilnatį nekrinta tas svoris. Nes kažkaip tai 2 dienas iš eilės. Kaip liūdna. Tada atrodo, kam čia stengia. Nesąmonė. Aš esu giliai pasipiktinis. Penktadienis. Nereikia sportuoti. Tai ne. 90. 2 dienas iš eilės. 90. Svarstyklės. Reikia keisti svarstyklės. Pradėkim nuo to. Aišku, visurgi būna gedimų, ne? Tai ašgi tai normaliai viską darau. Čia svarstyklės kaltas. O vat jeigu tu šitaip, tai aš šiandien valgysiu tada sasiskas. Specialiai. Jeigu tu šitaip, aš tada valgau sasiskas. Ir negana to, dar specialiai išgersiu kavos. O žinos, 90 matai. Gerai, pažiūrėsim, kas čia ką.
pasiburnojau, papykau, suvalgiau sasiskas darbe, po to dar labiau supykau. Ir nusprendžiau, kad visgi pasiėmam šitą gertuvėlį ir vėl tepam atgal į sporto klubą. Nu ką, pradedam. Nu ką, sudeginam tiek, kiek vienas užkandukas būtų. Beveik 3 km, 200 kalorijų. Nu, bet va taip atrodant, atrodo, kad tai vėl viskas grįžta į savas vėžes. Nu, laikykimės. Nu ir galvoju, kad vis tiek sportas kažką tokio turi. Kažkaip tai išėjau, šviesiau atrodo, painiau, kažkokia tai motyvacija atsiranda. Nu, šiandien pasivaikščiosim biškelį ir po Piliakalnius. Žingsniai patys vėl nesusirinks. Na, penktadienio vakarą pasivaikščiojom. Jeigu dabar dar bus kilogramiukai, eisim dar daugiau. Labas šeštadienio rytas, po vakar ilgo pasivaikščiojimo. Nu, šiandien ilgai išsimiegojau ir pabandom, išgėriau net kavos ir pabandom užlipti. 892. Atsikėliau vėlai. Išėjom į lauką, važiuosim į sodybą padirbėti, bet tokia bus netipinė diena, kur reikės aplankyti bažnyčias, kapines. Tai pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis visokius dalykus padaryti, visko laikytis ir pažiūrėsim, kiek žingsnių bus, nes turėtų būti ganėtinai mažai. Tai reikės galvotis kažkokią akciją, atrakciją, kaip pasirinkti žingsniukų. Nu ką, gražus šeštadienio rytas, šeštadienį rytais paskutinį kartą buvau turbūt pavasario pradžioj Kaune. O dabar vat, galima pasivaikščioti. Einam! Turim ir tokį draugelį. Pridėk ranką, pažiūrėsi, kiek kokio dydžio. O, iš karpinės. Bandysim paragauti. Turim ir va tokį šlamšto krūvą. Biškį įrankių. Bandysim dar ir šitai sutvarkyti šiandien. Pažiūrėsim, kaip čia gausis tų žingsniukų parinkt, kaip čia gausis biškį nuvargt, kaip gausis kažką sutvarkyti. Laikomės, kažkaip tai stengiamės neprisipirkt, paragavau čipsų šiek tiek ir tokia sąžinė užgraužė, nors ir šeštadienis, bet vis tiek kažkaip tai sąžinė graužė. Nors ir galima kažkiek sau leisti, bet stengiuosi apriboti. Nu va, kas liko iš karpio. Va, ir tokios pagalbos galėtų pas mus atskristi. Būtų įdomu. O po darbų galima ir karpį jau pasikepti. Ai. Bus skanu? Darbo diena baigėsi.
Viską šiandien nuveikėm daug darbų, važiavom ir iš Kauno, ir buvom ant kapinių, ir bažnyčioj, ir matėt, ir darbas kaip vyko, atrodo maža krūvelė lentuką galima buvo tiesiog supjaut, bet ten viskas dabar čiki, laukiam karpio, karpis pasiruošęs būti suvalgytas. Čia, žinok, yra tintė kaulų, tai biški būk atsargiai. Sekmadienio rytas. Dėdė Rudenėlis sako, kad gal jau važinėjimo į sodybą reikėtų po biškį pamiršti. Ir kadangi sekmadienis, reikia ruoštis į Kauną, bandysim vėl nusipraust po dušu. Šiandien net lauke, net neski 12 laipsnių, įdomu, koks bus vanduo. Pasidarė baisiai įdomu pasižiūrėti, kokia temperatūra vandens. Pabandom. Kad turim kokius 9 laipsnius. Bandysim. Žinot, jau noris greitai atlikti šitą procedūrą. Grįžom į Kauną, pasisveriam. Taip pat kaip ir išvažiuojant. Reikėtų pasimatuoti savo kotletuką. Pakitimų nėra. Tie patys 99. Sekmadieninis pasivaikščiojimas eina į pabaigą. Šitą savaitę nebuvo tokia lengva, daug šokinėjimų su svoriu, svoris pradėjo nebe taip kristi. Tokia motyvacija jau kažkur taip pradingo, nors sportuoti jau pasidarė, nebėra problemų keltis ir eiti sportuoti, bet visokie pasivaikščiojimai, žingsnių surinkimai, jau kartais atrodytų noris kažko tai skanaus pasimti, bet prisimeni, kad negali. Tokių yra dalykų. Laukia nauja savaitė, bus po sekančios savaitės jau bus mėnuo, pasižiūrėsim, paanalizuosim, kokia čia ta situacija. Šitą savaitę kažkaip praėjo, bet jinai buvo tokia nelengva. Kaip bebūtų, bet ir dabar baigsi, dings visi gražūs orai, tai tada dabar bus labai įdomu. Tai ką, susimatom sekančią savaitę, žiūrėsim, ką linksmo, įdomaus, naudingo ar efektingo atneš sekantį savaitę. Iki. Žiūrint krepšinį, žiūrint Žalgirį, galima ir užkanduko. Labai fainai. Tikrai. Suvalgiai, žinokit, atrodo visai nebloga. Patiekalą suvalgiai. Tikrai verta. Blemba, žinokit, negaliu atsistebėti. Valgau neskubėdamas jau kokią 15-20 minučių. Žinokit, praktiškai sotų. Praktiškai atrodo, kad pavalgęs. O dar liko razinų. Tuoj susiversim visą, nes razinas valgau po kokias 2. Rieštukus tai po 1. Gal dėl to užsikemšęs skrandis, bet atrodo tikrai, kad pavalgiau. Pabandykit.